procentas prieš Šiaulius per gerą minutę surinko ir pataikė 3 tritaškius iš eilės. O čia tam pačiam Kaunui į veidą tritaškį pataiko Arnas Butkevičius. Tas pasitikėjimas savimi ženkliai išaugtų. Brazdėkis numeta perdamas Mailą Kičiui iš viršaus. Serbas tvirtų dėjimų iš viršaus. Ąžuolo Tubelio bandymas pralaužti varžovų gynybą baigėsi nesėkmingai. Žalgiris vėl bėga į priekį. Butkevičius. Viskas yra bandoma žaisti arčiau krepšio, įmetamas kamuolys tikrai labai dažnai ten. Francisko ir dar vienas 2+1 epizodas. Steveną Įnoką nuo atsarginių žaidėjų suolo tankmės su kamuoliu. Francisko judesiai, koks driblingas iki galo taško. Datos rezultatu 14-10 priekyje Kauno Žalgiris. Brazdėkis prieš paskutinę pirmojo ketvirčio minutę. Jacksonas Cartwrightas pasitinka Dovydą Giedraitį. Šis ieško Brianto Donsono. Donsonas ir Vydžiui puikus Žalgirio derinys. Gražus judėjimas be kamulio ir Deividas Sirvydis čia už nugarį paliko Margerį Normantą ir padidino Žalgirio persvarą iki 11. Bent jau išsidėsto Vilniečiai aikštės gynybos pagrindais. Deividas Sirvydis daro viską, kad tokia naujovė, kažkuo, ko nebūtumėm galėję turbūt net įsivaizduoti prieš gerą dešimtmetį. Yra dalykų, kurie yra didesni už krepšinį. Čia metas Mičelas. Dabar prie Silveno Francisko Zeimenas flegas. Matome, kad Rytas bando siūsti į kairę pusę, to padaryti nepavyksta. Francisko suranda Dėdę Dunstoną po krepšių ir Briantas Dunstonas dėjimų iš viršaus. Žalgirio atsakas Brazdėkis dešiniame krašte turi erdvės. Šis iki metą netiksliai. Ir čia jau atrodė, kad atloja kamuolį Jacksonas Cartwrightas, bet su kamuoliu ir vėl žalgiriečiai. Puikus perdavimas Metui Mičelui. Ir tikrai demonstruoja, kad jis gali būti Ryto lyderiu. Brazdėkis sulaukia puikaus perdavimo kirstamas. Ignas Sargiūnas sulaukia galimybės atsikeisti su Masiuliu. Ir Giedraitis įsirašo savo pirmuosius šio vakaro taškus. Potencialiame, bet CLKL finale. Francisko Sirvydžiui, Deividas Sirvydis iš viršaus. Super greitos atakos metu ir Vilniaus Rytas vėl stabdo žaidimą. Jiems reikia pauzės, jiems reikia persigrupuoti. O Deividas Sirvydis tenai statyk užtvarą. Francisko į baudos aikštelę perdavimas Laurynui Biručiui ir šis iš viršaus dviem rankom. Palinksėjau galvą, taip tokiu, gali būt. Sirvydis. Ne taip viskas buvo suplanuota, bet Sirvydžiui tai nė motais. Susirena iš vidutinio nuotolio į savo buvusios komandos krepšį Deividas Sirvydis. Priartėjus prie 9 taškų, daug daugiau intrigos atsirastų čia šiandien. Francisko tą intrigą vėl atitolina. Pameta kamuolį, tačiau išsaugojo kontrolę. Prieš Dunstoną į dešinę. Iki galo nėra pražangos. Brianto Dunstono geras gynybinis epizodas. Mičelas kelis kartus nuskanavo aikštelę, bet galiausiai grąžino kamuolį Francisko. Šis Metui Mičelui ir Mičelo tritaškis. Grąžino Ardžiai Kaulą į aikštę. Ryto trenerių štabas. Kaulas Normantui, Normantas Mičelui. Ties Arnu Butkevičiumi šioje atakoje. Ne pirmą kartą šiandien. Labiau ilsisi Ardžiai Kaulas, tiksliau bando jį ilsinti Giedrius Žibėnas. Francisko iš toli. Na, o čia lieka 2 minutės ir 16 sekundžių. Smailagičius plačiai žingsniais su taškais su pražanga. Giedraičio perdavimas Smailagičiui Zarnas. Čia jau pakėlė iš savo vietų. Žalgirio sirgaliai laukia ir to 100-ojo taško ir